Vasario 7 dieną Panevėžyje adresu Savanorių aikštė 12 antrame aukšte duris atvėrė Lietuvos Respublikos Seimo narių Andriaus Busilos ir Ramūno Vyžinto biuras. Vasario 7 dieną su kolega Ramūnu Vyžintu atidarom Seimo narių biurą Panevėžyje, kurį galima rasti Savanorių aikštė 12 antrame aukšte. Ir planuojame asmeniškai tiktis su gyventojais. Pats Ramūnas, kiek žinau, priminės interesantus pirmadieniais nuo 9 iki 11. Mano laikas yra rinkėjams skirtas pirmadieniais nuo 11 iki 13. Penktadieniais galima būtų susitikti su mano padėjėja Danutė Stanevičinė, kuri irgi priminės žmonės nuo 11 iki 1 valandos ir galima registruotis iš anksto. Seimo nario Ramūno Vyžinto teigimu patirtis rodo, kad tokie biurai susitikimams su interesantais yra labai reikalingi. Kad Seimo narių biuras, būtent vienmandatėse rinktų Seimo narių biuras yra reikalingas, man jau parodė, mano patirtis. Jau tikrai turėjau nemažai lankytojų, kurie, kreipiasi įdomiais, įvairiais klausimais, kur nebuvo kitose institucijose išklausyti. Patirtis vėlgi rodo, kad padėti galima, sakykime, gal kokiam 60 tik tai procentų, 50% gyventojų, nes didžioji dalis jau būna visas institucijas apėję. Seimo narys teigia, kad susitikimams su interesantais labai padeda miesto tarybos nario patirtis ir geranoriška savivaldybės administracijos darbuotojų pagalba. Ypatingai gerai man kaip Seimo nariui dabartiniu, kad aš buvau 5 kadencijas tarybos nariu. Labai padeda Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Tikrai geranoriškai ateina žmogus, jeigu tai liečia, sakykime, kompetenciją savivaldybės, iš karto operatyviai kontaktuojam ir labai man padeda. Tai biurą atidarome ir tikrai žmonėms stengsimės padėti. Primsim visus, padėsim visais klausimais, mano kompetencija galbūt daugiau susijusi su sveikatos, tačiau stengsimės padėti ir bet kuriais kitais klausimais. Jeigu nepavyks man, tai pasitelksime į pagalbą mano kolegą Ramūną Vyžintą. Tai, mėly panevėžiečiai, laukiame jūsų pirmajam. Interesantai Lietuvos Respublikos Seimo narių biure laukiami pirmadieniais ir penktadieniais adresu Savanorių aikštė 12 antrame aukšte.